Mes esame Wolfo zonoje, kur turime labai gerą laiką. Čia buvo galima ir dabar galima pažaisti futbolo, tokį ypatingą stalo futbolą. Nesu gyvai matęs, bet esu girdėjęs, bet bus labai įdomu apie tai daugiau pamatyti. Ir mes čia rengime pokalbius kartu su mūsų olimpiečiais. Pasikalbėsime apie daug labai įdomių dalykų. Tad Wolfo zona čia prasideda. Jeigu esate kažkur toliau nuo Wolfo zonos, viską galite matyti ir didžiajame scenos ekrane. O šalia manęs yra buriuotojas Juozas Bernotas. Sveikas, Juozas. Sveiki. Žinai, kai kažkas pasako apie buriavimą, man pirma mintis yra ta, kad tu buvai visame pasaulyje kažkur nuklydęs, tai aš taip tiesiai šviesiai ir paklausiu, kur yra tavo mėgstamiausias be Lietuvos kampelis, treniruotis, buriuoti ir, nežinau, pagyventi tokį varžybinį gyvenimą? Manau, kad vis tik būtų pirmoje vietoje tada Ispanija, nes ten labai daug žiemų teko praleisti. Ispanija tokia, anksčiau vadindavom antrais namais. Jau net ispaniškai gal pramokai ten truputėlį? Labai truputėlį, bet beveik ne. Juozai, dalyvai net 3 olimpinėse žaidynėse. Žinai, mes tą pasakom kaip faktą, o olimpietis Juozas Bernotas, bet kiek už to slepiasi labai daug dalykų, kiek teko paaukoti gyvenime, kada tu pradėjai buriuoti ir kiek pačiame savo pike reikėdavo per dieną leisti vien buriuojant, eini ant vandens grįžti, nuo ko pradėjai ir kiek visą tai kainuoja? Gal tas 3 olimpinės žaidynės atsako į tą klausimą, vien tai reiškia 3x4 metų darbo, nekalbant apie visą tą pradžią 1997, kai mane tėvai atvedė į tą buriavimą. Tai daug metų, daug darbo, daug laiko ant vandens ir sporto salėj, tai tas darbas, tas įdirbis užima tikrai nemažai laiko. Žinai, atrodo, o kas čia yra? Nuvažiuoja į Ispaniją, šilta, gerą, ant vandenuko savo paplaukioji. Visi norėtų būti Juozais Bernotais, bet aš įsivaizduoju, čia tik tai ta romantinė pusė, ar ne? Aš esu su Viktorija Andrulyte kalbėjęs, jinai sako, kartais nuo to vandens jau net bloga pasidaro. Yra tau buvo tavo gyvenime, kad net nenori žiūrėti į vandens pusę? Vanduo yra šaltas, šlapias ir sūrus ir akis graužia. Viską atsako. Tai, bet yra ir kita to pusė, yra ir ta romantinė, graži, ant vandenyno, tai kai traukėtas, paskui tikrai nepaleidžia. O kas būdavo tavo didžiausia motyvacija? Žinai, yra labai daug jaunų žmonių, kurie užsiima kažkokią sporto šaką, atranda per kažkokią prizmę, kodėl patinka tas sportas, o kodėl tau buriavimas patiko, kuo tave jis užkrėtė, kad tu visą savo gyvenimą tam ir paskyri. Gintautas Bernotas, tėvas mano, jisai buvo mano treneris ir jisai laikė mane tenai ir tikrai labai daug padėjo, tai dėl to mes kartu labai daug pasiekėm, nes jeigu ne jisai, tai tikrai ne vieną kartą būčiau viskas pjovęs, bet tas kaip tėvas, kaip treneris tikrai dažnu atveju ir beveik visą laiką tiesiog ta vienybė padėjo siekti tų tikslų. Tai būdavo grįžti namo po treniruotės, sakai tėčiui, viskas, aš nebesportuoju, eisiu žaisti rankinį, krepšinį, nesvarbu, kad tuo toliau nuo vandens, nuo tų burlenčių. Ne, tokiais atvejais dažniau grįžę namo, nes išnekėdavom. Juozai, turi gražią šeimą, turi dukrelę, turi sūnų.
kiek būdavo sunku, išplaukti į treniruočių stovyklą, į varžybas ir jų nematyti, ar kartais galėdavai juos pasimti, bet, tai irgi iš esmės yra aukojimas. Tavo asmeninis gyvenimas, šeima tavęs nemato ir panašiai, tai ar gali papasakoti apie tai? Čia visi nuopelnai žmonai mano Gilijai, kuri yra ta priežastis, dėl ko aš vis dar plaukiu, vis dar esu ant vandens ir tas palaikymas nuo pat pradžio iki dabar ir toliau jisai tęsiasi, tai tenka daug paaukoti, ypač labai gaila to laiko, kai reikia praleisti stovyklose, varžybose užsienį, tai sunku, tais momentais tikrai sunku, bet tas palaikymas visą laiką yra. Aš dabar tikrai nesislėpsiu nuo to fakto, kad tu pasakėjai savo vaikų vardus, tavo sūnaus vardas Viesulas, dukrelė Banga. Ar tu dabar juos jau savotiškai kabutėse įkalinai irgi su vandeniu, su stichijom kažką veikti gyvenime, ar ne? Kai aš visą gyvenimą buriuoju, tai iš karto žmonės galvoja, kad čia aš sugalvojau Viesulą, vardą Viesulas. Ne, tai buvo Gilija, mano žmona, kuri sako, po visų svarstymų, mąstymų, koks galėtų būti vardas. Ir visi buvo gražus, bet kai sako, dar čia turiu tokį vieną, sako, Viesulas. Sakau, man tinka. O geras. Jeigu tau gerai, sakau, man tinka, man patinka gražus vardas, tai taip atsirado Viesulas, o kai laukiam dukrytės, žinom, kad bus dukrytė, tai reikėjo Viesulai kompaniją kažko tokio irgi gražaus, tai tiesiog Banga tikrai gražiai skamba, tikrai tinka broliai tokia sesė ir labai džiaugiamės. Ar gali patvirtinti arba paneigti faktą, kad kokį vardą duos, iš esmės, ką jis reiškia, tokį kelią žmogus ir pasirinks? Esu kažkur tokią mintį girdėjau, tai Viesulas, aš įsivaizduoju, toks energingas ir taip toliau, Banga irgi gali labai gerai užnešti. Ar tokie ir tavo vaikai? Mano vaikai kaip vaikai, jie šitą klausimą, kas nors kai išduoda, aš dažnai sakau, paklauskit Ramūno mamos, koks jis buvo vaikas 3-4 metų. Ir ką jinai jums pasakys, ar jisai buvo labai ramus. Ne, jie vaikai, jie bėga, žaidžia, siaučia, tai svarbiausia jų nestabdyti ir leisti jiem judėti. Juozai, pabaigai dar paklausiu tokio dalyko. Turime labai daug jaunų žmonių, turime vaikų, kurie čia yra olimpiniai dienoj. Jie galbūt taip netikėtai, gali net užsikrėsti kažkokius sportus, išbandydami veiklas. Koks tau būtų patarimas tėvams, ar jau kiek vyresniems žmonėms, kurie nori sportuoti, kad nepaleistų to dalyko, nuo ko pradėjo? Tai tokia motyvacinė žinutė nuo Juozo Bernoto. Aš manau, svarbiausia tai kuo daugiau pabandyti ir atrasti būtent tai, kas labiausiai tinka ir patinka. Tėveliam gal toks patarimas, kad, kaip sakau, blogiausia, ką galima pasakyti vaikui, tai pasakyti nebėk, nelipk ir nelįsk. Tai leiskit jiem siausti, leiskit būti vaikais. Na, o tiem, kurie jau sportuoja ir kuriem yra sunku galbūt tai išlaikyti, tai pirmas dalykas, gerai pagalvokit, ar tikrai darot tai, ką nori daryti, nes jeigu ne, yra begalė kitų veiklų, kur galite atrasti save, o tie, kurie mano, kad tai yra tai, tiesiog būna sunku, paskui būna labai sunku, o paskui vėl normaliai sunku, tai tiesiog siekit savo tikslų ir judėkit į priekį ir gero vėjo. Juozai, ačiū tau labai. 3-kart olimpietis Juozas Bernotas. Tai buvo jo žodis ir reikia mokytis iš tokių gražių žodžių. Juozai, man atrodo, tavęs laukia futbolo komentatorius Nerijus Kecminas. Wow. Ką tik buvo mestas iššūkis. Vyrai, keliaukit prie stalo, čia bus tikrai įdomių dalykų. Sveiki, Juozai. Sveiki, Vyteni. Taip, čia turbūt vėjas šiaurės vakarų, nieko aš apie tai nesuprantu iš tikrųjų, bet čia vėjas turbūt nebus toks svarbus kaip buriavime. Ir buriuotojui iš žaidimų su kamoliu galbūt parankiau būtų žaisti vandensvidį, bet šį kartą be vandens apsieinam. Tiesiog, spardysim kamuolį, tai yra futbolas pagal taisyklės, iš esmės be taisyklių. Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, pabandyti įmušti kamuolį į tuos vartukus, kur jums po sėdynę. Bandom 3 minutės. Po to, jeigu niekas neįmuš iki staigios mirties, tai yra laimi tas, kas muša pirmas. Aš jungiu laikmatį ir let's go. Čia toks kol kas be žvalgybos, be gynybos, ojojoj.
Ir olimpiečiai laimi. Juozas Bernotas 1-0. 13 sekundė, greičiausias kol kas turnyro įvartis. Ties linija. Abu žaidėjai dešinėkojai, čia įrieda antras ir visą tai per 40 sekundžių. Tokia naikinanti pradžia atrodė be gynybos visiškai čia. Paris Saint-Germain Bayernas, kur 5-4 tos rungtynės turiu galvoj. 3-3-2. Atrodė, kad įmušti sunku, bet kad ne taip ir susidaro toks įspūdis. Visiems rekomenduoju pabandyti ir po to pažiūrėti. Čia gal dviratininko kojų netgi reikia tokį žaidimą žaisti. 3-2, kol kas Juozas priekyje. Laiko minutė 15 sužaista, tai yra dar vagonas. Pirmo kėlinio pabaiga, sakykim taip, čia dabar gali pabandyti Rūbinę, kaip tik pirmo kėlinio pabaiga. Aš manau, sakau, čia kojytės dirba. Faktiškai Juozai Amerikos taurį būsi pasiruošęs po tokio kojom padirbėjimo. Opa, 3-3, užkalbėjau dantis. Atsiskaitysi per bufetą. 3-3. Turime viską nuo pradžios. Taip iniciatyva iš rankų į rankas. Sakyčiau, labai atraktyvios rungtynės čia. Keturi. Įsileidai? 5-4, vėl buriavimas laimi. Šiaip laimėti negėda, iš tikrųjų žaidi su olimpiečiu. Nesvarbu, kad ne futbolininkas. Ne. Puolimas kol kas akivaizdžiai laimi prieš gynybą. 5-5. Oi, 6-4, ne? 6-4. Ir tai jau yra rimta problema. 7-4. Mažiau nei minutė lieka. Septyni penki. Čia dabar jau galima, aišku, autobusai vartų statyti pagal rezultatą, bet nepanašu, kad kas nors yra nusteikęs tai daryti. Žaidžiama iki paskutinės sekundės, o jų liko 15. Geras, labai vidinė pėdos pusė. Dešinė koja. 5. 3. Viskas. Olimpiniai šeimai gėdos nepadaryta. Olimpietis laimi pirmąjį mačą. Su pergalė, Juozai. Į futbolą nekilo noro pereiti. Tikrai smagu išbandyti, tikrai smagu žaisti. Ačiū pirmųjų rungtynių dalyviams. Čia mes žiūrim, ar ne? Mes žiūrim į kamerą, mes esam pasiruošę. Mūsų Wolfas zonoje ir toliau vienas po kito atkeliauja olimpiečiai. Su jais mes kalbamės apie gražius ir tokius prasmingus dalykus. Turim Gintautą Matulį, 3-3 olimpinės Paryžiaus bronzos laimėtoją. Labas, Gintautai. Sveiki, gyvi. Ir turime Motiejų, kuris ateityje laimės savo medalius. Irgi būdamas olimpiečiu, Motiejų krepšinį žaidė, ar ne? Jo. Tai šeimoje yra krepšininkai, viskas tvarkoj, bus medaliai. Gintautai, kuo tavo istorija yra ypatinga ir kuo aš tave laikau pavyzdžiu, kad tu
niekada nepasiduodi, kovoji, nesvarbu, kokiame lygmenyje žaistum ir galų gale išpildai, aš net nežinau, ar tai buvo svajonė, ar tai buvo tikslas žaidžiant krepšinį 5-3, taiga atsiranda 3-3, ar tuo metu galėjai pagalvoti kažkada, kai tik atsirado 3-3 krepšinis, kad tu ir įvykdysi tą FIBA šūkį, kad gali čia patekti tie žmonės, kurie net negalvojo, kad jie kažkada nori būti olimpinėse su 3-3 krepšiniu. Kaip buvo tavo gyvenime, kaip nutiko? Mano visa karjera ir prasidėjo gatvėje, Rokiškyje, tai apie olimpinės žaidynės svajodavau būdamas vaiku, bet kadangi talento neturėjau daug, tai pasvajodavau, žinai, mėtydamas į krepšį, kad žaidžiu rinktinę, metu ten prieš Vokietiją, prieš Ameriką, lemiamus taškus ir panašiai, žinai, kai būdamas vaiku. Ir kad 3-3 disciplinoje dalyvausim, nes olimpinėse tai nebuvo net minties tokios, nes jinai atsirado prieš 7 metus turbūt. Nes kai Rolandas Kisgirys dar sakė, tai buvo utopija, niekas netikėjo, kad tai bus. Ir iš tikrųjų, nuvykus į Paryžių, kai pamačiau tą šūkį From the Street to the Olympics, supratau, kad tai grinai yra apie mane, nes užaugau gatvėje, žaisdamas gatvėje prieš vyresnius, nubrozintais keliais, alkūnėm, prakirstom lūpom, tai supratau, kad tas viskas, ką auginau būdamas vaiku, paaugliu, atsinešiau dabar per 30 metų ant Paryžiaus scenos. Ir tas, žinai, tas vaikas iš Rokiškio nukeliauja į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Ar buvo tokio galvoj netelpančio jausmo, kad, velnes, aš jau tikrai olimpinėse žaidynėse, čia yra olimpinis kaimelis, čia atidarimo ceremonija. Ar tai tiesiog atėjo po olimpinių žaidynių supratus, ką padarėjai, ar jau olimpinėse žaidynėse galvoju, oho, kaip buvo tavo atveju, kaip tu viską susitvarkėjai su savim? Iš tikrųjų netikėjau iki pat paskutinės minutės, kol nenuvykom į olimpinį kaimelį ir nepasiėmiau akreditacijos, nes ir buvo pavyzdžių ir traumų visko, tai visi jau sveikino, kad kai praėjom atranką, kad jau važiuosit, bet sakau, reikia išlaukti iki galo, atsisėsti lėktuvą, nusileisti ir nuvykti ten. Tai tada tik realiai patikėjau tada, kai nuvykau į olimpinį kaimelį ir jau pasikabinau vėliavas ant sienos ir vaikų padarytus piešinius. Šiaip dar labai graži istorija iš pačių olimpinių žaidynių, kad jūs atsiribojot ar ne nuo socialinių tinklų, turėjot galbūt tą telefono ryšį su šeima ir palaikė tokią minimalią komunikaciją. Kiek tuo metu reikėjo tokio bendro susikaupimo, kad, gerai, išpildėt svajonę, patekot, bet mes gal galim daugiau, ar ne? Tai kaip dirbot olimpinių žaidynių metu, kad eitumėt tikslingai savo svajonės link? Tai kaip ir minėjai, tai trenerio Dainiaus Novicko ta mintis buvo, kad atsiribojam visiškai nuo žiniasklaidos, nuo visų komentarų, nuo visko, nes žaisim toks ilgas laiko tarpas, daug rungtynių grupiai, kad nebūtų to papildomo spaudimo ir aš manau, tai buvo vienas geriausių sprendimų, nes vietoj to, kad būtume telefonuose, žiūrėtume, kas ten užtagino mus stories ar dar kažką, tai mes mėgavomės tą akimirką, buvome olimpiniam kaimelį, ėjom keisti spinais, ta prasme, buvom čia ir dabar. Tai aš manau, tikrai mums be galo padėjo ir tas pasimėgavimas, buvimas čia ir koncentracija, vien tik būnant čia, tai tikrai buvo vienas iš tų dalykų, kas padėjo laimėti. Ir tai trenerio žodžiai buvo, nevažiuojam pabūt, važiuojam laimėti. Žinai, aš pamenu, kai žiūrėjau tą bronzinį finalą, jūs prieš Latviją žaidėt ar ne, aš apsiverkiau, turiu pripažinti, ėjo pagaugais visa oda. Kaip jūs jautėtės jau, kai grįžot su medaliu į Lietuvą, kai matot, kad visi jūs pasitinka, koks buvo tau pačiam jausmas? Ar stipriausias jausmas tada, kai laimėjot, ar galbūt, kai pamatėt giminaičius, nusileidot Lietuvoje ir matot, minio žmonių pasitinka jūs? Tai iš tikrųjų buvo dar neįtikėtina, nežinau, keletą savaičių, gal net į priekį, nes būdavo irgi istorija pasakų, kai grįžau namo, be to, kad visų fanfarų, Vilniui pasitikimo šeimos, paprasčiausiai vėl reikėjo grįžti į gyvenimą ir nueinu į parduotuvę ir senyvo amžiaus moteris prieina, sako, ar jūs čia tas, kur laimėjot olimpinę bronzą? Sakau, turbūt, sako, tu jūs neįsivaizduot, kokią šventę jūs mums padarėt. Ačiū ir padėkoti, ačiū labai, tai toks buvo, atrodo, tada dar daug laiko reikėjo, kad praeitų, kad suprastume, ką padarėm, kad tą medalį laimėjom Lietuvai.
Žinai, Gintautai, aš pasakysiu dar vieną dalyką, aš kadangi tave asmeniškai pažįstu šiek tiek labiau negu kitus olimpiečius, aš galiu pasakyti taip, net jeigu ir tavo gyvenime nebūtų olimpinių žaidynių fakto, tu gyveni olimpiniam vertybėm, nes tu skiepiai ir tas geras vertybės jaunai kartai, rodai gerą pavyzdį, organizuoji stovyklas, esi tas pavyzdys. Kaip tai atsirado tavo gyvenime, suprantat, kad tu duoklę turi atiduoti ir jaunai kartai, nes aš įsivaizduoju vis tiek, tu sportuoji, gali visą laiką būti savo galvoje ir nekreip dėmesio, kas bus po to galvosiu, bet tu dar aktyviai žaisdamas krepšinį tuo užsiėmė, tai kaip tai atsirado tavo gyvenime? Vieno trenerio, Mariaus Kiltinavičiaus klausimas buvo, kai žaidėm dar Marijampolėje prieš 10 metų jau. Tai jisai klausė, ką tavo pergalės ir žaidimas, kaip tavo pergalės ir žaidimas daro pasaulį gražesniu. Ir aš galvojau, tuo metu buvo tai jaunesnė, žinai, ką, laimiu, šlovė, garbė, viskas. Į save orientuoti dalykai. Toks, kaip čia gali daryti, medaliai ir viskas, bet po to tas klausimas liko pas mane galvoje ir atėjo supratimas, kad tai, ką aš darau, tai, ką kuriu, nori dalinti su kitais ir su jaunaja karta, tai ir dabar bandau šviesti, organizuoju stovyklas ir taip pat Lietuvos tautinis olimpinis komitetas daro mokymus, paremtos olimpinėmis vertybėmis, kurios galiu panaudoti darbuojantis su jaunimu. Tai tikrai labai gera, graži veikla ir man patinka, prasminga. Ir pabaigai noriu tavęs paklausti, ką galima pasakyti tiem tėvam, kurie sako, nežinau, mano vaikas nesidomi tais dalykais, nelabai suprantu, kur jį nukreipt, kartais atrodo, jam patinka vienas, kitas, tu matai vaikų pavyzdžius, ar ne, tai kas sudomina iš esmės vaikus, ar tai atskiras sportas, ar būtent asmenybės, kurios ir padeda prieiti prie to sporto, gal kurios ir pamato, ko tas vaikas norėtų, tai ar tu matai tuos pavyzdžius, kas padeda vaikus nukreipti vieną kitą pusę? Aš sakyčiau, kad du dalykai yra. Tai tėvų pavyzdys, kad turėtų rodyti ne tai, kad rodom pirštu, bet einam kartu darom su vaiku. Ir bandymas įvairių sporto šakų. Tik tai taip ir atrasi, nes kol nepabandom, nežinosim, ar man patiko ar nepatiko. Eini, bandai kartu su vaiku, kuris santyki ir tas labai džiaugiuosi, kad šiandien atvykom su Motiejum ir galim išbandyti visas sporto šakas. Tai labai smagu tikrai. Kiek ant spaudukų turi Motiejau? Surinkai daug? 26. Tu juokauji. Ne. Kiek dar žadi surinkti? Nežinau, gal jau viskas. Ok, Gintautas Matulis ir Motiejus Matulis. Čia mūsų olimpietis ir būsimas olimpietis. Gintautai, žinau, kad tavęs laukia stalo kojų futbolas. Nerijus Kesminas komentuos, pavaryk kaip olimpietis. Pavaryk, gerai? Gerai, stengsimės. Ačiū labai, čia buvo Gintautas Matulis, o mes keliausime netrukus ir prie dar vienos olimpietės. Viktorija Andrulytė ruošiasi čia ateiti mūsų Wolfo studiją. Bet dabar užleiskime trumpam mūsų ir futbolo komentatoriui Nerijui Kesminui duoti žodį. Čia be teisėjavimo teisėjausit patys, pageidautina be muštynių ir traumų artimoje aplinkoje. Gintautai iš karto tariamės, tritaškio linijos nėra, kiekvienas įvartis vertas 1 taško. Jo, ir 5 pražangų limito irgi nėra, galite jaustis laisvai. Gerai, tuoj pradėsim, kaip ir buvo 3 minutės, čia Kaunas prieš pasaulio pilietį Gintautą Matulį, Augis iš Kauno žaidžia ir čia Wolfas Engelman jums siūlo gaivių nealkoholinių gėrimų pergalės atveju, jeigu laimėsi prieš olimpinę rinktinę. Aha, ar žaidžiat futbolą? Gerai, užteks kalbų, jungiu laikmatį ir 3, 2, 1. Vartininkas, kuris gerai žaidžia kojomis. Vertybė šiuolaikinėme futbole, beje. Gintauto kojas ilgos. Nulis kol kas. Daug labiau... Praėjusios rungtynėse 13 sekundė įkrito įvartis, čia 26 sužaistos ir kol kas sausa. Taktinis gynybinis, taip, čia iš tikrųjų... Ojojoj, skersinė eina. Kairė kaip Arjenas Robinas arba Gvidas Gineitis čia, kaip norite, taip rinkitės. Ojojoj, 1-0 laimi krepšinis. Krepšinis Lietuvoje visada laimi, tai čia nieko keista, 2-0. Toks pigus. Čia, sakyčiau, atsivežė į savo vartus. 2-1 Gintauto naudai, 2-2. Nieko čia lengvo nebūna. Prieš tai buvusios rungtynės irgi pirmaujanti komanda keitėsi gal 4 ar 5 kartus.
Ai, nereikia kelti savo vertės. Trys, du. Gerai, kad iš tavęs krepšinį išplėsti žaidžiant interviu. 4-2. Prigadino čia interviu reikalų. Ir laiko lieka kiek daugiau nei minutę. Augis taip per žingsnį nuo pergalės. Taip sugebėjimo komunikuoti žaidėjai nepraranda, nepaisant to, kad makaluoja čia kojomis jau daugiau negu 2 minutės. Ojojoj. Nuo linijos nukrapštytas kamuolys ir gali būti, kad tai yra kertinis rungtynių momentas. Nevelno. Dar 40 sekundžių ir 4-3. Primenu, kad jeigu po 3 minučių 4-4, o labai realu, kad po 3 minučių bus lygiosios, žaisim iki įvarčio. Pirmas pratęsimas šito žaidimo istorijai. Bazerbyteris gali būti, jeigu ką. Ojojoj, ir yra. Čia jie kaip olimpiadai į Latvių krepšį. 4 sekundės, 3. Gerai, 15 sekundžių vilties duodu. 5-4 Gintautas Matulis pirmauja. 10 sekundžių. Autobusas jau statomas vartose, matau. Gerai, dar 15 sekundžių, pusę minutės duodu. Kad pavargo, tai faktas, kad jie turėjo pavargti. Pabandykit patys. 3, 2, 1 ir olimpinė šeima vėl laimi. Olimpiečiai prieš neolimpiečius 2-0. Augi, aš nežinau, tu prie baro nueik, paklausk, gal už tokią kovą ir be pergalės tau ką nors duos. Gintautai su pergalė. Kągi, mes ir toliau esame Volfas pramogų zonoje, kur turime įdomius pokalbius su mūsų olimpiečiais ir dabar vieną kitą olimpietį pagaliau keičia ir olimpietę. Galų gale turime ir merginą šalia mūsų, Viktorija Andrulytė, buriuotoja. Viktorija, kaip smagu tave matyti. Jeigu tave matom čia, reiškia, tu kažkur negaudai vėjo visame pasaulyje, bet esi Lietuvoje. Tai pasakyk dabar, kokiam savo varžybų etape gyveni? Ar dabar vadinamosios atostogos, ar tarpas tarp treniruočių, ar kažkas dar? Kas vyksta dabar su tavo karjera? Iš tikrųjų, tai turiu priverstinės atostogos, nes turėjau traumą, buvo lūžęs šonkaulis, tai dabar planas yra jau kitą savaitę grįžti į sportą savo. Tai bus įdomus kelias pačiai man. Ar tu traumą patyrei per varžybas, treniruotės, ar baisu buvo, kaip nutiko ten viskas? Ne, tiesiog nelaimingas atsitikimas įkritau. Gerai, supratau. Ar be sporto, kai negali sportuoti, esi tas žmogus, kuris pradeda koją trypčiot, nesupranti, kas vyksta tavo gyvenime, kad truputėlį per ramu, nes kai tiek keliauja, kai toks intensyvumas, tai kas vyksta su Viktorija, kai negali sportuoti? Kaip tu save nuramini? Buvo labai sunku, tas sunku, nes norėjosi vis kažką daryti, tai aš judėjau, man skaudėjo, tai tas šonkaulių poslinkis padidėjo, bet aš vis tiek negaliu be sporto, negaliu be judesio, tai smagu čia irgi susitikti, pabandyti irgi daug labai sporto šakų. Viktorija, tu esi dar viena buriuotoja, kurią kalbėjome su Juozu Bernotu, burlentininku, kuris pasako, kaip jis atsirado buriavimo sporte. Kaip buvo su tavimi? Kada pradėjai sportuoti, kada atradai tą vandenį, vėją ir tai, kad tu mėgsti tą stichiją? Man buvo 10 metų, mus pakvietė iš tikro kaimynės, tai išbandėm Optimist laivelį, labai patiko. Man labiausiai, kas mane užkabino, tai ta konkurencija, kaip pagauti vėją, aplenkti varžovus, tiesiog pergudrauti varžovus ir suprasti, kaip tas vėjas įtakoja tą laivelį, tą burę, kad aš galėčiau judėti į priekį. Tai man čia buvo toksai, nežinau, užsikabinau ir aš taip ir neišėjau. Juozas minėjo, kad jam nepasitraukti nuo buriavimo padėjo tėtis. Ar buvo tau tokių dienų tavo karjeroje, kai tu galvodavai, kad irgi nori mest? Ar viskas tai pakankamai sėkmingai, tu
atradai tą pirminę motivaciją ir jinai tave išlaikė? Ar būdavo dienų, kai tu nenorėdavai nieko net bendro turėti su buriavimu? Ne, iš tikrųjų tai motivacija kiekvieną kartą skiriasi, bet ten yra mano vidinė motivacija, tai išorinė aš skaityčiau, kad jinai vis tiek tokia yra trumpalaikė, o ta vidinė yra motivacija, kuri tave veža į priekį ir tada tu gali padaryti labai daug gyvenime, tiesiog atrasti tą savo veiklą, kuri tave veža ir jau tada ir nuovargis ir niekas nebaisu. Tai dabar šiek tiek jau pajutau, kad po tiek metų sporto gal ir perdėgiau, tai dėl to dabar tas poilsis irgi buvo į naudą, irgi nebūdavo laiko apgalvoti, tai dabar toks buvo geras toksai sulėtėjimo etapas, kurį irgi reikia, manau, pakankamai sąmoningai išbūti, pakankamai sąmoningai jį, kaip sakyti, praleisti, kad irgi tai duotų naudos ir šiai dienai ir ateityje. Viktorija, koks yra labiausiai tave apdovanojantis arba angliškas tas žodis rewarding varžybų etapas, varžybų dalis, kalbu, kai buriuoji, kas tave labiausiai veža? Kuris momentas yra tas, kurį tu pajunti ir tu galvoji, velnės, kaip man patinka, ką aš darau? Gal labiausiai yra tas momentas, kai jau viskas skauda, visą kūną skauda ir tu dar vis tiek iki galo viską padarai, tai toksai būna toks, kad jau būna negaliu, o tu dar gali pasirodo ir toksai tada, kai tu įveiki pati save, perlipi per save, neleidi mintim, kaip pasakyti, užvaldyti tavo proto, kūno, tai man toksai būna labiausiai apdovanojantis momentas, kai aš tiesiog perlipu per save ir aš tobulėju nuolat ir tas, kurio atrodo, kad viskas ar ten, bet dar kažkaip save susijame, darai tuos mažus žingsnelius ir tiesiog tai atsiranda ir tas rezultatas. Žinai, aš pasakysiu taip, mes esam žemiečiai, jūs esate olimpiečiai, jūs esate kitos planetos gyventojai, nes jūs patikrina dažnai savo ribas, apie ką tu ką tik ir kalbėjai. Tai ar daug apie save sužinai, kai tikrini tas ribas, jas kartais perlipi ir tu supranti, velnės, aš atrodo, čia jau kitų atveju būčiau tokia pavargus, bet aš ir toliau varau, iš kažkur atsiranda antras kvėpavimas. Tai ar pajunti, kad žmogus gali labai daug dalykų, jeigu tik susikaupia, jeigu tik labai nori? Tai žinoma, ir vienas dalykas yra tai, kad kai tu dalyvauji aukšto meistriškumo varžybose su kitų pasaulio šalių, iš viso pasaulio atletai ir kiekvienos šalies stipriausi sportininkai susirenka, tai jie, kaip sakau, ne tik tais, kad tu padarai klaidą, jie tave priverčia padaryti klaidą ir jie, ta tokia didelė konkurencija tau padeda pastebėti, pažiūrėti į save, ko tau dar trūksta, gal kur patobulėti, tai tos tokius ne tik tai stipriasias pusės, bet ir tas silpnasias pusės tu gali lavinti ir tau jį atskleidžia, tai tas yra toks, jeigu tu nebei pasižiūrėti į save, tai čia yra toksai geras būdas labai tobulėti. Dar turiu tau vieną klausimą. Tu vis tiek matai ir tą pačią jauniausią kartą, kuri dabar žengia į savo pirmąjį buriavimo išbandymą, tuos pirmosius etapus, tos laivelius galų gale, ar ne? Kokius tu dažniausiai patarimus duodi tiem jauniesiams sportininkams, kad jie nepamestų savęs, kad jie eitų tuo keliu? Koks yra tas Viktorijos Andrulytės nuolatinis patarimas, kurį tu bandai įdiegti jaunai kartai? Sakyčiau tai, kad daryti tai, ką jie patinko, o ne kas nori, kad iš išorės labai daug turim tokių ir tėvai kartais, ir artimieji, ir draugai nori, bet tu eik, bandyk čia ir visą kitą, tai tiesiog sekti savo svajonę, žinoti, ko nori ir neklausyti, ką kiti sako, nes mes kiekvienas jaučiam savo kūnu, kur mes norim, kaip norim, tai svarbiausia tiesiog klausyti savęs ir daryti tai, kas patinka. Gerai, ir pabaigai dar vieną tokį nuo savęs labai lengvą klausimą paklausiu. Mėgstamiausia vieta pasaulyje buriuoti ir pati nemėgstamiausia vieta pasaulyje buriuoti, kur Viktorija nieku gyvų nenori važiuoti. Mėgstamiausia tai gal Helsinkis būtų, nors aš ten dariau tik kelias varžybas, bet labai norėčiau ten sugrįžti. Ir sėkmingai buvai pasirodžius kartą karjerą, ar ne? Ar aš kažką mačiau? Mano pirmos varžybos ten buvo jaunimo, aš iškart vicečempionė buvau Europos ir kitą kartą irgi buvau Europos vicečempionė. O manas irgi patiko, bet nemėgstamiausių tokių gal aš neturiu. Man labai patinka, kur būna su iššūkiu susijusios akvatorijos, ten kur srovės yra, jo pasisukimai, banga, kur reikia kažkiek daugiau pagalvoti, o ne tik tai, kad lemia tik tai greitis ar fizinės savybės. Supratau, Viktorija Andrulytė buvo kartu su mumis. Viktorija, žinok, tavęs laukia futbolo iššūkis, Nerijus Kesminas pasiruošęs pakomentuoti. Ačiū tau labai. Ačiū, čia buvo Viktorija Andrulytė, o mes žodį perdodame Nerijui Kesminui. Viktorija yra pasiruošusi, laukia iššūkio, bet kuris iš jūsų, kas pirmas pribėgsite, turite galimybę pakovoti su olimpiete. O štai taip iš karto pribėga pas mus rezervuota vieta. Gerai, supratau, čia my bad, čia ne.
Ir jūs jau laukėt signalą, ar ne? Viktorija, jeigu staiga kas nors nenusisektų, versk ant šonkolio. Aš, kai neįmuždavo iš metro į tuščius, visada būcas būdavo kaldas, aš tikrai ne. Tai, žodžiu, ką aš moku? Kamuolys, jis turi riedėti, žaidimas toks. 3 minutės, pagal standartą. Let's go. Opa, štai iš karto kaip Helsinki. Bam ir yra. 1-0. Čia gera gynyba, tas toksai, aha, 1-1. Oi, taip galima gaudyti. Ir 2-1. Du. Be gynybos tas toks kol kas, pusę minutės jų 4 įvarčius matėm. Be žvalgybos. Čia buvo ar ne? Taip, 3-2. Ar 3-3? 3-2, ko gero. 3-2 Viktorijos naudai. Nebuvo pas mane, nesuvibravo niekas telefone. Čia sportas, taip, pakankamai intensyvus, 3-3. Ir 4-3 iš karto. Penki, 3. Olimpiečiai kažkaip labai nedraugiški žemiečiams, kaip Rytis pasakytų. Gal iš tikrųjų jie dėl to ir olimpiečiai. Antra minutė artėja prie pabaigos. Viktorija Andrulytė pirmauja 5-3. Šiaip čia unikalus atvejis, pirmą kartą šios sporto šakos istorijoje matome moterų futbolą. Niekas čia nesiruošia vien gintis, nepaisant to, kad laiko lieka vis mažiau, 5-4. Ir pusę minutės, jeigu ką. 5-5. Pratesimų dar neturėjome. Panašu, kad čia gali būti kaip hokėjaus pasaulio čempionato finale, kai per pratesimą įkrito tik tai lemiamas. 10 sekundžių baudinių serija, jeigu prisižaisit iki to, kad niekaip kitaip neišspręsim, bus ir baudinių serija. 1. Žaidžiam iki įvarčio. Dabar jau arba. Ten autobusas vartuose. Ir autobusas pramuštas. Viskas, 6-5. Čia pratęsimo lemiamas įvartis. Sveikiname su dar viena pergalė, netikėta, bet rutininė olimpiečių komanda. Kol kas ne. Mes galim toliau tęsti mūsų pokalbį su olimpiečiais ir galų gale vasarą keičia žiema. Su mumis yra biatlonininkas Maksimas Fominas. Sveikas, Maksimai, kaip tu? Sveiki, viskas gerai, man čia patinka ir labai smagu matyti tiek daug žmonių. Tau nekeista čia vasarot, gal žiemos jau pasilgai? Ne, tai nesenai pasibaigė žiema, tai tikrai norėčiau vasarą pasimėgauti. Ką žiemos olimpiniai sportininkai veikia vasarą? Kokia būna tavo vasara? Negi tu nesportuoji? Tai mes iš tikrųjų treniruojamės visą laiką. Mes neturim iš tikrųjų poilsio. Mūsų sezonas baigėsi pabaigoje kovo mėnesį, tai turim balandžio mėnesį kaip ir poilsio, bet tu vis tiek turi treniruotės, turi judėti, negalima tai paleisti pilnai. Tai gali, aišku, kažką ten
tinklinio pažaisti, irgi užskaitysis, bet vis tiek tu treniruojasi. Ir viskas, nuo gegužės mėnesį pilnai jau ruošiamės, įsivažiuojam ir rimtos stovyklas išvažiuojam. Ar šita žiema, kuri buvo tokia Lietuvoje superinė, kažkaip tau pasijautė, ar tu vis tiek užsienį buvai? Aš nepamačiau tos žiemos, aš labai norėjau pamatyti, atvažiuoti, pasijaus ten, irgi paslidinėti čia, bet mes buvom visą laiką išvažiavęs ir man buvo tas gaila, kad aš nepamačiau. Aš buvau per nuotraukas, ten mama atsiųsdavo, ten draugai, galvojau, wow, pas jūs žiema šaltesnė negu pas mus Europoje buvo. Ja. Iš tikrųjų taip ir buvo. Žiūrėk, debiutavai žiemos olimpinėse žaidynėse, kurios vyko Italijoje, Milane, Cortinoje. Koks yra tas jausmas? Pagaliau galų gale nukeliauti ten, kur svajoja kiekvienas sportininkas, kuris sportuoja olimpinėje sporto šakoje. Gal jeigu būčiau pakliuvęs praeitoje olimpiadai, būtų man jo toks didelis įspūdis, viskas, aš jaudinčiaus, bet gausi, kad aš atvažiavau toks jau pakankamai suaugusis, jo buvo tikrai smagu, bet aš žinau, kad aš turiu būti čia. Aš turiu būti, aš pasiruošęs tam ir tiesiog žinojau vidu, kad jo. Priėmė kaip natūralų dalyką, ar ne? Taip. Gerai, ir tada žiūrėk, Maksimai, pasirodai toj didžioji scenoje, keliauji jau į savo distanciją, savo rungtį. Ar yra kažkokio jau jaudulio, ar tiesiog, kaip ir pats minėjai, tavo atveju, gerai, aš čia viską pasakiau, man nieko nėra, bet ar kai jau startuoja olimpiniai scenoje, gal jau būna toks kažkoks papildomas atsiradęs viduj, čia reikia truputėlį dar save suvaldyti? Sunkus klausimas, iš tikrųjų, jeigu jauti, kad kokia estafetė ir tikrai važiuoja už labai geras rezultatas, ten už gerą vietą, tai jo, yra tas spaudimas, atsakomybė, bet kažkaip pas mane gaunasi, jau gal daug buvo tos estafetės važiavęs, su šalta galva atvažiuoja ir reikia susikaupti šaudimą. Ir jeigu paeina tas šaudimas, viskas, tu darai maksimum, kiek gali, pravažiuoji jau kaip pasiruošęs, tu nėra laiko jaudintis, galvoti apie kažką, nes tu jau viską padarai, tu visą darbą jau padarai, tau reikia tik jo atlikti. Tai sakau, didžiausias spaudimas tik šaudime. Ten atsakomybė didžiausia. Tai čia galioja ta taisyklė, kad kai tu kažką darai gyvenime ir jeigu iki tol daug kartų tai darei, treniravais, įdėjai visą širdį, tu jau ateini pasiruošęs, ar ne? Tai čia, man atrodo, kaip ir bet ką mes darytume gyvenime, kad ir kažką baisaus, eitume ant scenos kalbėti, jeigu prieš tai įdedi darbo nuo širdaus, tai turėtų viskas sektis, ar ne? Taip, ir jeigu tu matai tą rezultatą, matai, kad tas darbas atliktas gerai ir tu jauti tą progresą ir jauti aplamai, kad tu tobulėji, tada jo, tu ateini į varžybos ir jauti, kad pasiruošęs. Nes jeigu tu darai ten šaudai, darai tu daug trinažų, tu pratimo šaudimo ir tau nesigauna nieko, blogai šaudai, taip, tu ateisi į startą, tu bijosi, nes tu jauti, kad negali. Ten kaip pasiseks. Kaip tu susikoncentruoji, kai reikia atlikti tuos valiamiamus šūvius? Ar pas tave galvoje groja kažkokia tokia vos ne rokio soundtracko muzikytė, ar tavo būna mintis visiškai švarios, tuščios, galva nieko, tiesiog visas yra koncentracija į tą, ką dabar reikia padaryti. Kas vyksta pas tave? Patirtis, tikrai patirtis, nes pirmas mano jaunimo pasaulio čempions, ne, čia antras gaunas, kažkuris iš pirmų. Aš manau, visi gal žino tą momentą bežionio Simpsonui, kur plo. Tai man buvo tas momentas, aš ateinu ir galiu paimti medalį, sušauti tik nulį, aš ėjau antras ir mano ta bežionė ploja. Pirmi čempai buvo, tai paskui tu priimi kaip patirties, kad žinoja, treniruoja, kalbi su treneriais, aiškinis ir paskui, tokių nesąmonių nebūna paskui. Žiūrėk, tu esi dar visai jaunas sportininkas, tau 25 metai, dar kokios 3 žiemos olimpinės žaidynės laukia Maksimo, bet vis tiek tu jau gali duoti kažkokį patarimą ir jaunai kartai, kurie tik tai pradeda. Tai koks yra tavo patarimas jau buvus ir pačioj didžiausioj scenoje, ką tu mėgsti pasakyti gal kažkam jaunesniam komandos rinktinės nariui, ką jam reikėtų daryti, nedaryti, kokiu vadovautis keliu? Niekada nepasiduot, čia mano yra pagrindinė taisyklė, nes ir mano šeimoje, ir aplinkoje daug kas sakydavo, gal ne, išeik, eik mokytis, dar kažką, bet aš pats viduj jausdavau, kad tai man tai patinka ir jeigu tu jauti, kad čia tau ir tau, kaip ir sakiau, patinka, tai galima kartais ir neklausyti, ar net tų suaugusių, kurie ir net kažką patyręs, tu turi tikėti savim ir nepasiduoti. Ir paskutinį klausimą dar tavęs paklausiu. Koks yra tavo pats mėgstamiausias varžybų momentas, kai tu būni, kalbėjom su Viktorija Andrulyte, kai jinai buriuoja, kas jai labiausiai patinka. O kas tau labiausiai patinka, kai tu esi biatlono trasoj, tu kažką darai ir galvoji, oho, va čia va tas pats geriausias dalykas, sweet spot. Kai išeini su nuliu, nes nesvarbu kokia čia rungtis bus, sprintas, individuali rungtis, estafetė, ir kai tu išeini su 0-0,
tas, va, nu, džiugina, tu supranti, kad tu kovoji ir turi būti neblogas rezultatas. Nu, ir aišku, kai finišuoja, nes endorfinai ateina ir viskas ten, kai kažkas sveikina, nu, taip, ja. Bet pašaudimo geriausias tas momentas. Maksimai, ačiū tau labai, aš tau linkiu, kad tau nebūtų nulių, o būtų įvarčių, nes tavęs laukia Nerijus Kesminas futbolo komentarius pavaryk. Ačiū tau labai. Ačiū. Čia buvo Maksimas Fominas, biatlonininkas, o dabar žodį perdodam Nerijui Kesminui. Ir šį kartą tai bus pirmos šio žaidimo istorijoje tarptautinės varžybos. Prieš Maksimą Fominą žaidžia Ali iš Azerbaidžano. Maksai, apie taisyklės. Čia šaudyti negalima tik spardyti, vienas dalykas. Antras dalykas, biatlone 0 yra gerai, čia yra blogai. Iš esmės kitų taisyklių nėra. Žaidžiam taip. Taigi Supermaxas Vojevodinas gina Lietuvos garbę. Ali, you represent your country. You're playing against Lithuanian Olympian. So do your best. 3 minutes of a game. Tai yra 3 minutės žaidžiame ir džentelmenai, start your engines. Taip, kol kas fiksuojame čia rekordus. 13 sekundė buvo greičiausias įvartis, čia greičiausio nebus. Čia kol kas dominuoja gynyba 1-0 Azerbaidžano naudai. Opa, 1-1. Ir pusę minutės sužaista. Kol kas visose rungtynėse matėme rimtą kovą, kol kas visi Lietuvos olimpiečiai laimėjo. 1 arba 2 įvarčių skirtumų, o Viktorija Andrulytė netgi po pratęsimo. Maksimas Fominas 2-1. Taip ateina suvokimas, kaip tai daroma ir Maksimas Fominas ima iniciatyvą į savas rankas tvirtai. 3-1 dabar jau. Minutės sužaista. 4-1. Lietuva. Vaidas Čeponis pasakytų kaip nors kitaip. 5-1. Čia kol kas toks ryškiausias triuškinimas. Čia gal geras ženklas Lietuvos futbolo rinktinį. Šiandien jie turi rungtynę su Latvija 6-1. Nenori rinktinę? Maksai, į rinktinę nenori? Brolis lankė panašu, kad ir tu kažką gyvenime praleidai galėjai turbūt. 7-2. Bet faktas, kad jau įkrito 7-1 vartus, tai gali būti rekordas iš tikrųjų, daugiau 7 pas mus čia niekas šiandien nemušė. Maksimui Fominui čia reikia tik atsilaikyti, bet niekam negalime čia nerūpi, kad reikia tik atsilaikyti. Čia eina totalinis puolamasis futbolas ir 8-2. 8-3. Tačiau toks koncentracijos praradimas toje vietoje, kai galbūt gali sau leisti. Dešimt sekundžių iki rungtynių pabaigos. Aštuoni 4. Ir viskas. 9-4, gerai, skaitom tau ir tą 9. Fiksuojame, kad rekordas kol kas tavo. Vienas tarptautinės futbolo rungtynės Lietuva šiandien jau laimėjo. Tikėsime, kad prieš Azerbaidžaną laimėjom, tikėsime, kad ir prieš Latvius laimėsim. Ačiū, Maksai. Ali, you can go to the bar, maybe for your attempt, you will get something.
Ir mes esame čia kartu su dar vienu biatloninku, Karoliu Dombrovskiu. Karoli, aš klausiau ir Maksimo, nekeista būt ne žiemą, vasarą, nesportuot aktyviai, nebūt ant sniego, ant ledo. Kaip yra, kokios tavo emocijos, kuo gyvena Karolis vasarom? Tai aišku, kad keista, nes vaikštau, bandau surasti sniego, niekur nerandu. Mačiau, kartais yra tam tikros krūvelės prie ledo areno. Tai ten sukiojas. Tai ten ir sukiojas, malonu prieit, pažiūrėti, paliesti, pajaust tą šaltį. Bet šiaip tai ne, viskas tvarkoja, taip turi būti, turim pailsėti ir nuo sniego, ir nuo žiemos, ir pasimėgauti saulę, ir šilumą. Aš nejau savo kolega Maksimu, aš dabar truputėlį kitaip tavęs paklausiu, su juo tik pabaigoje apie tai pakalbėjome, bet noriu paklausti tavęs, kas tave nukreipė į biatloną? Na, sporto šaką, atrodo, mes vasaros olimpinėse žaidynėse tų medalių esame iškovoję, bet tu esi tas žmogus, kuris neša Lietuvos trispalvės žiemos olimpinėse žaidynėse. Kaip tu atsiradai biatlone? Aš manau, kad čia likimas ir iš dalies biatlonas surado mane. Kadangi gimiau miestelį ir augau, kur buvo propaguojamas slidinėjimas, po to su laiku atsirado biatlono būrelis. Aš apamai buvau aktyvus vaikas, mokyklos vaikais. Aš vasarą sportuodavau lengvą atletiką, bėgiodavau dviračiai, žiemą su slydam ir po to su laiku perėjau jau į biatloną. Taip jisai ir atsirado mano gyvenime. Kaip tavo tuo metu bendraklasiai reaguodavo, kai žinodavo, kad Karolis ten kažko užsiema biatlonu? Ar jie klausdavo tavęs, Karoli, ką tu sportuoji, kaip mokytojai reaguodavo, nes ar tai buvo normalu tavo mieste, kad, na, visi, tu palauk, iš kur esi? Iš Nemenčinės. Iš Nemenčinės, ar ne? Tai kaip būdavo tavo atveju, ką klausdavo tam bendraklasiai mokytojai? Iš dalies tik tai klasiokai galbūt nežinojo konkrečiai, kom aš užsiemu, kur išvažiuoju, bet jie pavydėjo, kad manęs nėra pamokose. Nes į pabaigą, kai jau pradėjau atstovauti Lietuvą jaunimo rinktiniai būdamas, aš pradėjau važinėti jau į stovyklas, į varžybas ir automatiškai praleisdavau tas pamokas. Tai vat, tai šito dalyko jie iš dalies pavydėdavo. Mokytojai dažnai klausdavo, kokia mano bus ateitis ir ką aš galvoju, nes sako, nu tai tu daug praleidi, vis tiek reikės atsiskaityti, bus egzaminai, kaip tu į tai žiūri ir kokios tavo mintis. Tai aš visada sakydavau, kad ko aš esu mokykloje, ko aš mokausi, tai aš kartu šiek tiek ir sportuoju. Bet po mokyklos aš einu mokytis, aš tikrai nesportuosiu, nes tai man tada atrodė Lietuvoje nepopuliaru, neperspektyvu ir sakau, vis tiek reikės iš kažko gyventi. Tai šiai dienai aš juokiuosi, kad po 20 metų beveik aš duoną ir sviestą perku iš sporto. Yra įspūdinga iš tikrųjų ir dar vienas dalykas, kurio nesupranta labai daug žmonių, kai mes turime olimpiečius kaip tave, ar ne, kiek daug atiduodi savo laiko, kad galėtum sekundę greičiau slysti, geriau truputėlį šaudyti, nes tai yra didžiulis monotoniškas darbas, ne visiems jis patinka kartoti, kur yra tavo ta didžiausia motyvacija, kuri tau leidžia kitą dieną vėl keltis anksti, eiti iš pradžių į treniruoklių salę, ar ne, paskui eiti į trasą, treniruotis, tai kur tavo didžiausia varomoji jėga? Aš pasakysiu atvirai, viskas prasidėjo nuo materialinės motyvacijos, kadangi, kai nuvažiuodavau į pirmus čempionatus Lietuvoje, aš matydavau rinktinę su vienoda apranga. Vienodi kostiumai, vienodos striukės. Ir tas mane motyvavo, nes irgi norėjau tokios aprangos ir norėjau būti ta dalimi tos komandos ir turėti tą aprangą. Kai pasiekiau tą tikslą, kai pakliuvau į jaunimo rinktinę, kai gavau tą aprangą, man tada jinai jau buvo nereikšminga. Tada man buvo kiti norai, kita motyvacija, kiti tikslai. Norėjau išvažiuoti į varžybas, į pasaulio čempionatą jaunimo. Vėliau, kai pasiekiau jaunimo pasaulio čempionatą, tada norėjau pasaulio taurės jau. Ir va tokiais mažais žingsniukais, mažais tikslais aš pasiekiau olimpinių žaidynių. Geras. O ar gali patvirtinti, kad va tokie dalykai jie veikia ir kitose gyvenimo srityse, ar ne? Jeigu išsikeli tikslą, jeigu išsikeli norą, turi didžiulę motyvaciją, gali ir gyvenime kažką nuveikti, pasiekti tikslų, ar tokie dalykai galioja ir paprastam žmogui, kaip aš sakau, jūs esate olimpiečiai, mes esame žemiečiai. Ar gali tavo tokį gyvenimo moto pritaikyti ir kitose srityse, kaip tu galvoji? Tikrai taip, bet aš manau, čia irgi labai individualus dalykas, nes kažkas galbūt jau mokykloje mokydamasis supranta, kad norėtų ateity turėti kažkokį verslą ir galbūt nuo mokyklos vaikų jau pradeda kažką pirkti, pardavinėti ir siekti šito dalyko. Kai kuriems tas ateina random,
netikėtai. Tai sakau, kiekviena situacija yra iš tikrųjų individuali bet to pačiu ir panaši. Ir koks būtų, Karoli, tavo patarimas jaunai kartai, kuri neranda savęs sporte, ieško savęs per kelias sporto šakas, žiūri, kur aš čia galėčiau būti. Ką tu jiems patartum jiems, kurie nori vieną dieną irgi būti olimpiečiais? Pirmoji eiliai bandyt. Bandyt, sportuot, tai vieną sporto šaką, tai kitą. Ir akcentuot netgi pirmoji eiliai ne medalius, ne pergalę, bet dalyvavimą. Dalyvavimą, nes tai yra kartu pažinimas, integracija, naujos pažintis ir vat tas kelias irgi iš tikrųjų yra labai gražus, įdomus. Ir kartais galima labai daug gyvenime pasiekti, nevaimint netgi medalio ar nepasiekiant kažkokio tai sportinio olimpo, bet vat per kitą prizmę galima labai daug ką laimėti. Labai gražų žodžiai ir Karoli, tavęs laukia dar vienas tau iššūkis tavo, dabar sakykime jau tokioj pramogų karjeroje. Nerijus Kesminas tau yra pasiruošęs skirti vietą prie kojų stalo futbolo. Tu priim šitą iššūkį? Deja, aš atsisakysiu, kadangi esu po mažos operacijos. Okay. Kojos ir nebent galėčiau žaisti su viena koja. Su viena koja. Kaip ir aš. Būtų gana sunku. Tai galbūt tada ir sužaidžiam su komentatoriam, nes galėsim žaisti su viena koja, tiek jis, tiek aš. Tai va, tai Karoli, ačiū tau labai. Ačiū, kad pasidalinai savo mintimis. Tai buvo Karolis Dombrovski, o mes ir toliau tęsime mūsų pokalbius, tad likite kartu. Karolis Dombrovskis dėja, nelabai gali prie mūsų prisijungti. Karoli. Ačiū, bet sakau, gali būti šiek tiek pavojinga. Viską suprantu. Sportinės traumos irgi yra lankysios ir mane... Čia ne sportinė? Genetinė. Okei, čia... Laikykis ir sėkmės tau. Todėl žais tik žemiečiai ir šį kartą bus pirma jų pergalė bet kuriuo atveju, nes olimpiečio prie stalo neturime, turime Paulių ir Vytą, 3 minutės jiems ir kai jie bus pasiruošę, mes startuojam. Prie visų stalų daug veiksmo, čia toks itin atsargus kol kas futbolas. Ir 1-0 Pauliaus naudai. 10 sekundė, rekordas beje šios dienos, iš tikrųjų niekas anksčiau ir nemušė. Čia toks į regbio vartus smūgis, 2-0. Rekordininkas pagal įvarčius pas mus yra Maksimas Fominas kol kas. Jis įmušė 9, čia per pusę minutės 3 jau įkrito, 3-0. Keturi 0, 5-0, taip štampuojama be jokio gailesčio. Ne, šitas neįkrito. 6-0. Čia bandymas visiškai presinguoti net ne aukštai, čia vartininko aikštelėje eina presingas. Bet kontrataka dega kairių kraštų, kairė koja ir 7-0. Turėjo anksčiau ir vėliau taip atsitikti, 7-1. Minutė 40 sužaista. Vytui dabar jau reikėtų stebuklų. Turbūt 6 atlošti per minutę 10 yra reikalas sudėtingas. Spaudimas rimtas ir tokia atrasta nauja taktika. Irgi labiau regbį būdinga, bet kontratakose įrėda į priešingus vartus. 8-1. Ten bandymas neįmušti, bandymas įstumti į vartus kamuolį. 9-1. 10-1. Maksimo Fomino rekordas krenta.
Pusę minutės iki pabaigos. 11-1. Na vis ne 0, taip, jeigu ieškoti pozityvo. Į savus vartus, nenorminė leksika. Sportui tai yra būdinga, nieko čia blogo. 13-1. 10 sekundžių. 14-1. 3, 2, 1. That's it. 14-1. Toks galutinis rezultatas ir Paulius, manau, kad nusipelnė Wolfo Engelmano nealkoholinių šaltų gėrimų. Ten kreipkitės į barą. Mes ir toliau esame Wolfo zonoje ir turime ypatingą pašnekovę, su kuria pasikalbėsime apie iniciatyvą, kuri yra svarbi mums visiems. Tad mes esame kartu su projekto čempionė laimėtoja Vita Vitkutė Degutienė. Sveiki, Vita. Sveiki, Ryti, sveiki visi. Visi galite matyti mus didžiajame mūsų olimpinės dienos ekrane. Vita, jūs esate tas žmogus, kuris daro dviratininkų gyvenimą saugesniu. Jūs esate iniciatyvos ir Minam 100 iniciatorė. Papasakokit, kodėl jūs nusprendėt, kad jūs norite paversti dviratininkų gyvenimą, o aš ir čia irgi matau dviračių saugesnių. Nuo ko viskas prasidėjo jūsų gyvenime? Prasidėjo gal nuo tokios moterų judėjimų, nes labai norėjom pradėti minti dviratį, tą pačią kultūrą atsivežiau iš Ispanijos ir pamačiau, kad taip nerealiai smagu yra minti dviratį ir tada norėjai pasidalinti su kuo daugiau moterų. Ir mes šiemet jau esam 10 sezonas, kiekvieną savaitę vykdom moterim nemokamas treniruotės. Taip, moteris, taip. Ir dabar jau ir skirtingose miestuose, ir dabar mūsų susibūrė virš 100 ir mes visą vasarą treniruojamės tam, kad rudenį numinti 100 km labdaringą važiavimą ir tada visus surinktus pinigus skiriame vaikų dviračių mokyklom visoje Lietuvoje. Gerai, tai jeigu atsiranda moteris, dama, mergina, kuri norėtų prisijungti prie jūsų iniciatyvos, ką jai reikėtų daryti? Kur reikėtų kreiptis? Tiesiog susiras mus internete ir užpildyti anketą. Minam 100. Taip, Minam 100. Bet iš tikrųjų mūsų iniciatyva gyvuoja 10 metus, jinai yra pagrįsta savanoriškais pagrindais, mus vienė daugiau negu 100 savanorių ir šiai dienai mes vykdome apie 15 projektų ir tas yra viskas susiję, kas yra su saugumu. Saugus vaikas, saugus jaunimas, saugi šeima, tai aprėmė ir saugumą keliuose, dalyvavimą įvairiuose darbo grupėse, mūsų 1,5 metro lenkimas saugus yra viena iš mūsų iniciatyvų. Užvakar mes pradėjom labai gražią kampaniją, tai yra matyk žmogų, o ne kliūtį. Tai kartu bendradarbiant su įvairiom institucijom, tarnybomis padarėm fotosesiją, kad žmonės tiek ir pėstieji būtų saugus, tiek ir dviratininkai. Ta prasme, tikrai tokia labai labai miela veikla. Ir 10 metus tai noriu pasidžiaugti ir kartu padėkoti visiems savanoriam, kurie prisideda ir mes augam ir stiprėjam. Tai fantastika. Žodžiu, darot viską, kad Lietuvoje moteris ir daugiau važinėtų dviračiais, daugiau sportuotų, nes tai yra tokia grandinė. Tu važiuoji dviračiu, tu sportuoji, tu geriau jautiesi ir tu dar kažką gali pasiekti, ar ne? Bet aš turiu dar vieną klausimą apie tą mūsų tokią kultūrą. Ir yra ir vairuotojai, kurie kaltina dviratininkus. Dviratininkai tada sako, kad čia vairuotojai. Ar jūs pastebėt, kad yra teigiamų poslinkių šitoj srityje? Aišku, ta jūsų iniciatyva 1,5 metro lenkimas, dviratį reikia aplenkti 1,5 metro, irgi prie to prisideda. Kaip jūs matote tą visą kultūrą mūsų keliuose? Kultūra ženkliai gerėja. Aš kadangi pati dviratininkė, tai aš noriu padėkoti, pasidžiaugti tikrai. Tai yra didžiuliai pokyčiai. Ir tada, Vita, dar pakalbėkime apie sportą. Aš šiek tiek daug dalykų per tas kelias minutės sužinojau apie jūs, apie jūsų šeimą. Jūsų vyras medikas yra, ar ne? Dabar verslininkas. Dabar verslininkas, taip, bet jis treniravosi ir Jono Kozlausko jaunimo rinktiniai. Jūsų tėtis operavo Arvydo Sabonio achilus. Tad sportas jūsų gyvenime yra tokia, atrodo, neatsiejama dalis, ar ne? Žinokit, kaip aš sakau, man tėtis būdavo kiekvieną rytą sugadina, nes aš kai atsikeldavau ryte, aš gaudavau darbų sąrašą ir ten visada būdavo sportas pažymėta.
Tai ta sporto kultūra pas mus šeimoje daugiau negu 40 metų yra ir tu pamatai, kad jeigu tu gauni fizinio krūvio, ypatingai jeigu tai yra gamtoj, tu eini, bėgi, važiuoji dviračiu, nesvarbu, tu apskritai gali visas gyvenimo iššūkius nugalėti, nes pasportavus pas mus organizmas pasikeičia cheminė reakcija, mažėja streso lygis, išsiskiria endorfinų. Ir tada tu tampi, kaip aš sakau, nenugalimas. Aš ir vaikams sakau, vaikai, pabandykit, nuotaiką subiūrą, pasportuokit. Tai man labai svarbu, kad kuo daugiau Lietuvoje būtų sportuojančių žmonių. Nesvarbu ką, bet tik kad sportuotų. Gerai, Vita, aš toks pabūsiu, žinot, velnio advokatu ir jūs iškart mane sutriuškinkit savo sakiniais, savo žodžiais. Yra tikrai nemažai žmonių, kurie sako, o kodėl man sportuoti? Aš jau per sena, čia jau jaunystėje nesportavau, kodėl man dabar reikia kažką ten priimti, ar važiuoti dviračiu, ką jūs bandot pasakyti, ar bėgioti, bet kokia jūsų būtų ta motyvacinė žinutė visiems, kurie galbūt tikrai, yra daug pavyzdžių, kad visą gyvenimą nesportuoja, bet pradeda sportuoti ir pamato, kad keičiasi. Bet ką pasakytume tiems, kurie vis dar taip neprisiruošia to padaryti, kad pakeltą pirmą akmenėlį to dideliai kelioniai? Tai pirmiausia, žmogaus galimybės yra beribės. Ir ką dar galiu pasakyti, kad sporto bendruomenės yra labai draugiškos ir tas pozityvumas, gera nuotaika, jinai yra užkrečiama. Ir tikrai pažiūrėkite, bet kurią Facebooko sportininkų grupę, pamatysit, tai yra kažkas vau. Kaip aš gyvenau Ispanijoje 3 metus, tai būdavo kiekvieną dieną gauni pozityvumo dozę. Atvažiuoji į Lietuvą, būna šiek tiek sunkiau. Bet kai pradėjom bendrauti su dviratininkų bendruomenėm, tikrai, man tai yra didžiulė Dievo dovana ir dėkoju kasdien, kad esu sporto bendruomenės dalis. Ir pabaigite, gerai. Vita, jeigu yra merginų, moterų, damų, kurios nori prisijungti prie iniciatyvos Minam 100, ar galima jūs susirasti Facebook'e, Instagram'e, ar tiesiog yra tinklalapis? Truputėlį pareklamuokit, kur galima toms merginoms, moterims jūs atsirasti ir prisijungti. Tai mes esam visuose socialiniuose tinkluose, turim tinklapį minam100.lt ir kviečiam prisijungti. Tai va, merginos, damos, jūs girdėjote, tai yra Vitos žinutė ir man atrodo, kai jūs užsiimsite šią veiklą, šypsositės lygiai taip pat kaip Vita, nes čia yra tiesiog užkrečiamas dalykas, tad būtinai prie to prisijungit, o mes toliau keliaujame, čia vyksta daug gerų dalykų mūsų Wolfas zonoje. Gerai, dar vienas žemiečių prie žemiečių ir čia bus dar vienas legendinis kamuolys ten po jumis, Deividai. Dar nepradedam. Vilnius prieš Kauno, lietuviškas El Klasiko, Vilnius žaidžia išvykoje ir jiems rungtynės lengvos nebus. Kaip visada, 3 minutės, važiuojam. Kaunui atstovauja Vilmantas, Vilniui Deividas. Kaunas naudojasi namų aikštės pranašumu ir iš karto 1-0. Ant linijos. Tokių sustabdymų taip jau, čia taip, jaunoji karta nesu įstikinęs, kad padeda tėčiai žaisti futbolą. Ir 1-1. 30 sekundę. Pradedam viską iš naujo, faktiškai. Pavyzdinė Kauno gynyba. Taip, minutė ir 1-1. Nepamenu, kad kas nors čia būtų taip gerai gynėsi. Kad rungtynės būtų tokios nerezultatyvios. Bent jau gynybinius momentus abu išsigaudė gerai. Ir, aišku, tokiose rungtynėse kiekvieno įvarčio kaina daug didesnė. Kai jie ten pribadė po 19 per rungtynės vienaip. Čia kol kas 1-1. Atakos kraštais irgi nepraeina, o čia taip pasiginta kairę. Ir toks klasikinis ledo ritulio įvartis atšoktas kamuolys damuštas į vartus. 2-1 Kauno naudai. Sostinė pavojoje. Dabar Deividui reikia įvarčio, tam lieka kiek daugiau nei minutę. Aukštas spaudimas ten neina. Bet Vilmantui pavyksta kažkaip iš to išsikapstyti.
Ilgos kojas. Ilgos kojas šiame žaidime pranašumas, aš sutinku. 2-2. Pratęsimą vieną mes šiandien jau matėme. Olimpinė rinktinė prieš, kaip Rytis sako, žemiečius tą pratęsimą laimėjo. Dabar Vilnius Kaunas. Nesakysiu, kas gaunas. Ojojojojoj, čia. Dabar įvartis aukso vertės. Nauji fintai šitame žaidime. Ojojoj. Ir 2-1. 20 sekundžių dar turi. Deividas ir Vilnius laimi šiuose rungtynėse. Va tokio azarto 3-1 ir 10 sekundžių. Kiek Deividai duodi varžovui atsilošimui? Viskas? Pusę minutės duodi? Tiek ir lieka. 4-1. Ir ko gero Deividas iš Vilniaus pasiims 4-2. Dar 10 sekundžių. Aišku, dabar tai gudrybės taktika čia. Vartininkas kabinės kamuolį guli baudos aikštelėje. Marinuodamas laiką. Viskas. Gerai. 4-3, bet esmės tai nekeičia. Deividas iš Vilniaus laimi ir užsitarnauja kelialapį prie Wolfo Engelmano baro paskanauti nealkoholinių gėrimų. Ir mes toliau tęsime mūsų Wolfas lounge'o tokius pokalbius. Turime Eglę Savickaitę, slidininkė. Labas, Egle. Sveiki. Ir aš noriu, kad tu dabar visai Lietuvai, visai Nemuno salai parodytum, ką tu neseniai pasidarei. Wow, olimpinių žiedų tatuiruotė. Ar čia iškart buvo tikslas po olimpinių tokį dalyką pasidaryti? Jau po praeitų olimpinių norėjau pasidaryti po Pekino, bet buvau dar labai jauna, tai mama kažkaip dar tokia neleido. Dabar jau viską, sakau, jau darysiu iš karto. Tai va po sezono jau pailsėjau ir pasidariau, dabar labai laiminga. Bravo, sveikinimai. Gerai, aš klausiau ir kitų žiemos olimpinių žaidynių dalyvių, ir Maksimo, ir Karolio, ar čia nekeista jam būti vasarą, geras oras, o tu jau pasilgai žiemos, ar tau visai gerai funkcionuoja ir vasarą? Pasilgau žiemos, iš tikrųjų šitas pirmas sezonas, kai užlipus po žiemos, nuo slidžių ant rėdučių, nepasilgau rėdučių visai, dar noriu slidžių, žinokit, tai pirmą kartą, taip tai labai pasilgau slidžių ir labai pasilgau jau sniego. O kur yra tavo didžiausia motyvacija? Slidinėti, keltis kiekvieną rytą, arti, lieti prakaitą, kur tu geriausiai jautiesi ir kas tave labiausiai užveda? Man labai patinka apskritai būti gamtoj, labai mėgstu miškus, aš labai mėgstu miške bėgiot, man labai patinka tas gaivus oras, pavyzdžiui, vakar bėgau krosą, miške lyja, toks gaivus, tas geras oras, man labai patinka gerai jaustis, dėl to man ir patinka keltis, eiti, judėti, daryti ir sportuoti. Bet žinai, tikrai mažuma yra žmonių tokių, kurie taip nori daryti. O koks būtų tavo didžiausias patarimas, dėl ko reikia taip daryti, nes tu esi, kaip aš sakau, mes esame žemiečiai, tu esi olimpietė, tu esi iš kitos planetos. Tai kaip mums būti arčiau tos kitos planetos tai, ką tu darai, kaip užsikrėsti tokią, tipo, aš noriu daryti, aš noriu sportuoti, tai koks būtų Eglės patarimas? Tiesiog gal per nenorą, jeigu žmogus nenori, gal per nenorą pabandyti ir tada pasijus, jisai daug geriau atsikels ir ten energingesnis. Gerai, tvarkai. Ir tada pajus, kad žiauriai gerai jaučiasi ir tada norės varyti. Man bent jau tas veža. Ok, Eglė, ar tavo laikrodis renka žingsnius? Taip. Kiek turi žingsnių šiandien? Tuoj pasakysiu. 15 000. Aš galvau, kažkur aš tave aplenksiu, 15 000 yra kosmos, aš 11 turiu, bet aš galiu dar bandyti tave pasivyti. Taip, aišku. Gerai, Eglė, ačiū tau labai, tai buvo Eglė Savickaitė, slidininkė, o mes keliaujame toliau, mūsų olimpinė diena dar nesibaigė.